Labas visiems. Paskaitysim šiandien istoriją. Kaip jūs laikotės, kaip jums sekasi. Senokai laivą bedariau, jaučiuosi kaip, žinot, kaip būna, kai su draugais, ateina etapas, kai su draugais taip dažnai nebendrauji. Esi užsiėmęs, dirbi ir panašiai, tai čia kažkas panašaus. Jaučiuosi kaip gero draugo nemačius ilgai. Tikiuosi, pas jūs viskas ok, tikiuosi savo iššūkius įveikėt. Einat į priekį. Ateina po truputį žiema, ateina vėlių laikas. Skorpiono sezonas. Vienas galingiausių sezonų metuose. Beje, ar žinojot, kad Nojaus tvanas įvyko Skorpiono sezonu? Aš dabar tiksliai nepamenu, ar 17 Skorpiono sezono diena ar para buvo. Aš tiksliai nepamenu, čia reikėtų, kad kažkas padarytų tyrimą. Aš pabandysiu pati pasitikslinti, bet Biblijoje parašyta, tik tai yra ne pagal mūsų šitą vakarietišką kalendorių. Tai yra tas pats sezonas, tai greičiausiai tai bus skaičiuojama kitaip. Bet tai vyko Skorpiono sezonu. Tvanas. Tai reiškia, kad viskas yra... Ir šitas sezonas gali būti, kad jūs labai stums dirbti. Atsiras mano pilvas gurkė, sorry. Atsiras labai daug tokio... Atsiras užimtumas. Ir kai kuriems iš jūsų tas užimtumas rodys, kurios vietos jūsų erdvėje, jūsų laiko linijoje yra silpnos. Kai kuriems iš jūsų tai yra jūsų gausos laikas, kada viskas ateina ir jūs turite būti pakankamai stiprus ir pasiruošę priimti tai, kas ateina jūsų link. Ar ne? Bet kokiu atveju mes turim užtemimų sezoną, ar ne? Užtemimai įjungia karminį kelią. Vėlgi, ar ne, kas domitės astrologiją, jeigu aš klystu, pataisykit mane komentaruose. Užtemimai labai stipriai liečia mėnulio karminius mazgus. Tai, apie ką mes kalbėjom, ar ne, pietinis, šiaurinis mazgas. Arba, taip kaip aš vadinu, šiaurinė žvaigždė. Kai sakau, sekite paskui savo šiaurinę žvaigždę, tai reiškia, kad jūs turite eiti savo šio gyvenimo karminio keliu. Ar ne? Jeigu jūs, sakot, jūs esat Skorpionas, tai pagal jūsų gimimo čartą, pagal tai, kaip įsidėšiusios planetos, gali būti, kad jūs nesat absoliučiai Skorpionas. Gali būti, kad Saulė yra Skorpione, tai reiškia, tai yra tai, kaip jūs mato išorinis pasaulis, tai, kaip jūs save pristatot išoriniam pasauliui, bet iš tiesų gali būti, kad jūs esat daug labiau kompleksiška būtybė negu tik tai Skorpionas. Ir gali būti, kad jūsų šiaurinis North Node mazgas, tai yra jūsų karminis kelias, yra visai kitam ženkle. Dėl to visada raginu pasityrinėti, pasižiūrėti. Okay? Gerai, kas yra, ką mes turime pamatyti šiandien, kokią istoriją, kokią žinutę, kas yra svarbu šiandien. Kas yra svarbu šiandien? Pasiturintis vyras, oficiali persona, 13-4, 2-2-4. Tai gali būti tas pats žmogus. Ar yra dar kažkas?
pagrindinė moteris. 2. Kai kuriems iš jūsų reikia pasižiūrėti sveikatą, nesat, neprižiūrit savęs iki galo. Tai gali būti jūsų blokas į tai, į kur jūs norite eiti. Ne tai, kad blokas, gal labiau toksai kaip užtrauktas galinis, ar ne, vienas ratas velkasi ir jūs visiškai pilnai pagreičio negalite gauti. Tai pasitikrinkit. Todėl, kad dauguma jūsų einat labai pozityvę linkme, einat link... Toks jausmas tarsi aš pamačiau. Aš jau matau, aš žinau, kur aš einu, tai yra pirmi, kai kuriems iš jūsų galbūt tai yra pirmi tie žingsniai savo tikruoju karminiu keliu, ar ne, nes jūs galbūt visą laiką buvot savo pietiniam, įgyvendinot savo pietinio karminio mazgo istoriją, ar ne, tai jeigu aš esu, pavyzdžiui, mano saulė yra svarstyklės, mano pietinis karminis mazgas yra svarstyklės, ir aš visą gyvenimą balansuoju, laviruoju, stengiuosi harmonizuoti aplinką, būti diplomatu ir būti komandos dalimi, ar ne? Ir man niekaip nesiseka ir galbūt aš įkrentu įvairias kažkokias iššūkių pilnas situacijas ir taip toliau. Tai didelė tikimybė, kad aš neinu tuo keliu, kuriuo turėčiau eiti, nepaisant to, kad aš esu svarstyklės, ar ne? Aš atsinešu iš praeito gyvenimo savo bagažą. Tai vat būtent tai, ką įkūnija svarstyklės, aš tai jau turiu. Tai yra mano pagalbos įrankiai keliauti man toliau, ar ne? Ir aš žiūriu, koks yra mano karminis kelias šitam gyvenime. Tai toks jausmas, kad jūs atrandat arba atradot koks yra jūsų kelias. Užstrigo plokštelė. Ok, dabar galvoju, žiūriu, kad ta šviesa gal nelabai matosi, tikiuosi matysis įraše kortos. Kas yra šitas pasiturintis žmogus? Kas yra pasiturintis žmogus? 10 kalavijų. Wow. Tai gali būti dvyniai. Pasiturintis žmogus. Skeptrų karalius. Penki kalavijai, išdavikas. Tai yra žmogus, kuris išdavė moterišką figūrą. Matau dvi istorijas. Matau vieną, kuri yra galbūt matoma netiesiogiai. Ir matau kitą, kur pasiturintis žmogus, pasiturintis vyras, sakykim taip, nes čia turime skeptrų karalių. Kai kuriems gali būti, norisi sakyti, kad jis nugalėjo kažkokią moterišką energiją, kuri jį išdavė. Ne tai, kad nugalėjo, aš nematau kovos, aš matau labiau tai, kad pats tas faktas, kad jis sužinojo, išsiaiškino, pamatė tikrą paveikslą, kas yra kas, tai jau yra jo pergalė. Tai gali būti liūtas. Gali būti, kad vietoj baltos gulbės jis pasirinko kažką, kas laiko kardą, nežinau, čia ne kardas, čia yra
peilis čia. Durklas, va. Ieškojau tinkamo žodžio. Vietoj baltos gulbės jis pasirinko tą, kuri laiko durklą prie jo kaklo. Kas yra 10 kalavijų? Kodėl čia yra 10 kalavijų konkrečiau? Išryškinkim istorinę liniją. Kas yra 10 kalavijų? Skeptrų pažas. Ok, dabar matau. Šitas pasiturintis vyras. Sakysiu vyras, ar ne? Todėl, kad čia yra vyriška figūra, čia yra skeptrų karalius. Šitas žmogus yra piktas. Ir ketina kerštauti. Skeptrų pažas yra naujiena, žinia, kažkokia iniciacija, galbūt kažkieno iniciatyva. Ką pažai neša naujienas, ar ne? Neša informaciją, žinią. Ką atnešė skeptrų pažas skeptrų karaliui? 6 skeptrai. Kas yra 6 skeptrai čia? Kas yra 6 skeptrai? 7 kalavijai. Keista, kad aš nematau čia kitos pusės. Aš matau tai, ką jis mato. Jis mato, kad kažkas strateguoja pergalę. Ir jam tai nepatinka. Gali būti, kad jis mato, kaip moteriška energija prisikelia naujam gyvenimui. Ir tai daro slapta galbūt. Galbūt jūs nedarote to. Ar jūs būtumėt vyras, ar jūs būtumėt moteris, nėra skirtumo, ar ne, jūs žinot, kad aš pasirenku lytį personažams tik dėl to, kad man būtų paprasčiau pasakot. Bet pritaikykite taip, kaip jums yra reikalinga. Tai nepaisant to, kas jūs būtumėt, jūs labai gracingai pakylat naujam gyvenimui ir jūs siekiat savo asmeninių pergalių ir galbūt to nedeklaruojat visam pasauliui. Tai reiškia, kad jūs netrimituojat, netutuojat per visus kanalus. Tai daro tyliai. Man toks jausmas, kad tai gali būti ir tai, kad šitas žmogus buvo surentęs tam tikrą planą, kaip pasiekti pergalę. Ir tai nepaėjo. Tai paaiškintų, kodėl jisai yra piktas ir kerštingas. Kas yra skeptrų karalius? Kas yra skeptrų karalius? Penkios monetos. 7 taurės. Šitas žmogus kuria iliuziją, kad jis yra, kad jis galbūt yra neturtingas, arba kuria iliuziją, kad jis buvo išduotas, kad jis buvo paliktas ir pamirštas. Kas yra 5 kalavijai? Tai yra planas. Aš jaučiu, kad tai yra planas. 7 skeptrai žvaigždė.
įsimylėliai. 4 taurės. Dešimt monetų. Nepatinka man šitas žmogus. Šitas žmogus nori priversti kitą žmogų nusilenkti jam. Ir aš, ta prasme, neperdedu tai, ką čia matau. Jis nori, kad kažkas yra labai šviesaus toj kitoj pusėj, kurios aš nematau, kurią jisai stebi. Todėl, kad yra labai tokia tyra ir gydanti energija, labai kažkas tokio natūralaus. Ir šitas žmogus galbūt jo vidiniai kažkokie tam tikri demonai arba šešėliai nusiramina būdami šitoje energijoje, arba kaip tik jisai randa vietą, kur savį išlieti. Tai gali būti labai narciziškas žmogus. Ir man nepatinka šitą apibūdinimą vartoti, todėl kad tai yra labai... Šiaip narciziškumo pozicija šiuolaikybėje yra labai keistoj formai. Reikėtų apie tai iš tikrųjų ir pakalbėti, galbūt atskirą temą skirtą, aš niekaip prie to neprieinu, nes jinai yra grandiozinė tema su daugybė niuansų. Ir su daugybė įvairių visokių su daugybė dalykų, kur mūsų žinojimas ne tik mums padeda, bet kartais ir pakenkia. Tai vat yra tos dvi pusės, ar ne šito. Bet šitas žmogus gali būti, kad jis nori pritraukti tik tam, kad galėtų atstumti. Bet šitas žmogus gyvena absoliučioj iliuzijai. Nemato situacijos taip, kaip kokia ji yra iš tiesų. Okay. Kas yra oficiali persona, oficialus žmogus? 9 taurės. Oficiali persona. Tai gali būti ir ta linija, apie kurią aš kalbėjau, kad tai yra žmogus, kuris atrado šalia energiją, kuri jį išduodavo arba išdavė. Ir gali būti, kad iliuzija jame buvo tai, kad jis labai savim netikėjo arba manydavo, kad visi yra blogi ir taip toliau. Ir savo visą amuniciją buvo nukreipęs iš tiesų į labai šviesų žmogų. Arba matė, kaip kiti yra nukreipę savo armijas, amuniciją į tą žmogų ir tas žmogus kenčia. Ir galbūt jis pradeda matyti savo veikimo būdus, kur jo paties kažkokios baimės, kažkoks neveiksnumas, nenoras prisijimti kažkokios pozicijos, atsistoti kažkurią pusę,
jam atnešė tam tikrą nusivylimą savimi ir bet to pačiu ir tam tikrą suvokimą, kas yra kas. Ar ne? Nes tai nebuvo teisinga. Ir yra noras nubrėžti labai aiškiai ribas prieš tas energijas, kurios veikia labai žemoje vibracijoje, ar ne, prieš tos žmonės, kurie yra vampyriški, kurie kalba, kuria nebūtas istorijas. Ir išgydyti savo dūšią nuo to. Ta prasme, tai atveria tam tikrus gilesnius dalykus, ar ne, kodėl aš taip dariau, kodėl aš neapgyniau, kodėl nepastovėjau, ar ne, nepakovojau, kodėl nepasakiau savo nuomonės galų gale, ar ne, aš buvau prie tų pačių žmonių. Tai atveria tam tikrus giluminius dalykus ir toks jausmas, kad šitas žmogus nori užsiimti savęs auginimu, savęs ugdymu. Ir gali būti tikimybė, kad jis nori susigrąžinti tą praleistą galimybę. Kas yra 9 taurės oficiali persona? Kas tai? Tai gali būti teisinė institucija, tai gali būti profesionalas tam tikros srities. 9 taurės, 10 monetų. Imperatorienė. 9 monetos. Wow. Koks jo tikslas yra šito žmogaus? Fortūnos ratas. Imperatorius. Kantrybės, saikingumas. Šitas žmogus nori atrasti balansą situacijoje. Kaip sakau, tai gali būti institucija, kuri stovi tarp imperatorienės ir imperatoriaus ir nori atrasti balansą. Tai gali būti žmogus, tai gali būti šitas žmogus, kuris nori pakeisti situaciją ir pasiekti šitą beproto laisvą, pasiturinčią moterišką, pasiturinčią aš čia turiu omeny įvairiom prasmėm, ar ne, ne tik pinigais. Pasiturinčią moterišką energiją ir pasukti fortūnos ratą jo linkme, ar ne, tapti imperatorium, eiti į tam tikrą subalansuotą sąjungą. Kas yra pagrindinė moteriška energija? 3 monetos. 9 skeptrai. Kalavijų pažas. Monetų riteris. Taip. Mirtis. Skeptrų riteris, kalavijų karalienė. Taurių karalius. Į kur jį eina monetų riteris? Žinia ir monetų karalienė. Ok. Kaip įdomiai. Tai gali būti 2 laiko linijos. Šitą jau mes turėjom kažkurioje istorijoje. Nes
Šitos laiko linijos neturi tarpusavyje sąlyčio taškų. Nėra prasilenkiančių personažų. Yra panašios patirtys. Moteriška energija yra absoliučiai moteriška. Ji būdrauja tik tais ties taurių karaliumi. Ji nenori prisileisti taurių karaliaus. Kas yra taurių karalius? Žinė ir paskutinysis teismas. Jo, priimtas sprendimas, jinai priėmė sprendimą. Ji labai aiškiai priėmė sprendimą kažką užbaigti savo gyvenime ir tas sprendimas buvo taip determinuotai įgyvendintas, kad sunku tai iš tiesų jinai įjungia labai stipriai savo vidinę vyrišką energiją. Bet ji eina link savo moteriškumo, ji eina link tinkamo pasirūpinimo savimi, galima taip įvardinti, ar ne? Link savęs surinkimo. Aš save surinku iš pasaulio. Tai, ką aš save ištaškiau per visą gyvenimą, dabar aš save surinku ir lipdau, auginu iš naujo. Šičia aš matau jos sprendimą nutraukti, užbaigti jos būsenas ir jos būsenos yra iš kažkokių trauminių atsakų. Aš lipu į priekį ir auginu save ir ar ne, po truputį ugdau save, atrandu laisvę ir taip toliau. Ji turi vieną tokį rūpestį ir bandymą. Gali būti, kad ji saugo taurių karalių. Nuo kažko. Nes aš dėl jo labai nematau to konkrečiai. Kodėl ji saugo jį? Kodėl ji saugo šitą vyrišką energiją? Kalavijų karalius, taurių karalius, įsimylėjėliai ir teisingumas. Todėl, kad sprendimas bus priimtas tada, kai bus įmanoma jį priimti. Dabar dėl kažkokių priežasčių neina to padaryti. Ok, o žvaigždė, kas čia? Jo pusė. Įsimylėjėliai, žvaigždė. Jo. Gali būti, kad šitie du žmonės kažkur prasilenkia. Gali būti, kad jie prasilenkia. Tai reiškia, kad sąlyčio taškas buvo kažkur, bet jie nebuvo įtraukti į vienas kito gyvenimą. Kas čia? Ką jis matė tame 10 kalavijų? Kalavijų riteris. 6 skeptrai. Kažkas ne taip, kaip jis tikėjosi. Kažkas ne taip.
Tai gali būti istorija, kur žmonės, kur visata bando sujungti imperatorienę su imperatoriumi, suvesti į vieną sąjungą, atrasti balansą, nes šita sąjunga gali generuoti labai šviesią ir gražią energiją, kas yra reikalinga šitoje žemėje. Mums yra reikalinga kuo daugiau sąjungų, porų, šeimų, kurios generuoja šviesią energiją ir sugeba įveikti iššūkius, ar ne? Ir yra bandoma tai padaryti. Jo pusėje yra daugiau skaudžių patirčių negu jos. Ir gali atrodyti, kad jis yra porą žingsnių toliau, ar ne, 4 ir 2. Bet ji yra ramesniai būsenoj. Galbūt ji neskuba, galbūt ji nėra tam pačiam taške kaip jis. Bet ji eina labai gerą linkme, ji eina tinkamą linkme. Absoliučiai moteriška energija. Žinė 2 kartus. Kalavijų karalienė, monetų karalienė, plus čia pagrindinė moteris. Šičia kažkas nepaėjo. Šitas žmogus gali būti, kad priėmė sprendimą eiti į sąjungą, kurį jis buvo išduotas. Kažkas jį išdavė. Kaip sakau, tas durklas prie kaklo. Labai daug streso, labai daug pergyvenimo, liūdesio. Ką ji darė, tas durklas prie kaklo? Ką ji darė? Sustabdė. Jinai neleido jam save išreikšti, judėti į ten, kur jis nori judėti, į kur jis norėjo judėti. Penkios monetos, 7 kalavijai. Jis norėjo pabėgti. Čia yra mūsų matytas imperatorius. Sorry, aš juokiuosi. Tai nėra juokinga. Tai absoliučiai nėra juokinga, bet kažkiek gal truputį jo. Truputį gal. Ir yra komiška, ar ne? Visas gyvenimas yra komiškas, kai pasižiūri. Jeigu negali pasijuokti, tai negerai. Nebūkim per rimti, okay? Aš atsimenu pačioje pradžioje, kai pradėjau kelti video, tai buvo komentarų, kur ten 7 kalavijai iškrito, jūs juokėtės, kaip negražu, kaip nepagarbu. O Dieve! Nusiraminkit, prisėskit, įpirsiu arbatos. Tas reikalavimas kažkokio normatyvo, reikalavimas, kad žmogus kažkaip save įspraustų į tam tikrą formą, rėmą, ar ne? Ne vietoje absoliučiai. Ir aš kartais pasižiūriu, mes gyvenimuose labai kažkaip reikalaujam iš kitų. Ar ne? Mes reikalaujam, kad bendrautų vat būtent taip. Žiūrėk, moteris atėjo, susižavėjo vyru ir jinai rodo dėmesį. Ne. Aš reikalausiu, kad jinai būtų neprieinama. Nes tik tais kalės mane traukia. Ar ne? Jeigu vyras parodė dėmesį, ne. Ar ne? Pastebėkit, kaip dažnai mes tai darom. Taip, faktas, yra etika, yra mandagumas, yra tam tikros ribos, ar ne? Bet kai būna kokia nors situacija,
kas nors įvyksta, aš visada pagalvoju, ar buvo galima kažkaip kitaip sureaguoti. Ir jeigu aš randu atsakymą, kad taip, kad buvo galima galbūt nuoširdžiau, galbūt paprasčiau, galbūt galėjo būti kitaip ar ne, bet žmogus pasirinko vat būtent taip. Ir tada aš jau pati įsivertinu, ar man tai tinkama, ar visgi ne. Bet, jo, gerai, grįžtam atgal. Kas čia? Kas tas žmogus? Kokia žinutė tam žmogui? Jam. Saugu mylėti. Kas čia? Atleisti ir mokytis. Ir jūs nusipelnot meilės. Kas čia? Jai žinutė. Retrytas. Jo, gali būti, kad žinutė apie sveikatą yra jums. Laikas atsijungti nuo pasaulio. Kas yra tas taurių karalius? Žinutė apie jį. Išlaisvinkit save. Apgavystė. Jūsų intuicija jums sakys, jeigu žmogus grįš ir bus labai meilus, labai jausmingas, labai... kaip čia jam buvo blogai ir kaip čia jis pasilgo ir taip toliau. Arba galbūt jūs vis dar laikot tam tikrą sentimentą kažkokiam žmogui ar ne ir vis prižvelgiat, kaip tam žmogui sekas ir taip toliau. Laikas paleis save. Okay, kas yra čia? Atsiskyrimas. Imperatorius ir imperatorienė. Yra atskirai šiuo metu. Leiskit jūsų draugams jums padėti. Jo, aš sakau, gali būti, kad tarp jų yra kažkoks tai sąlyčio taškas. Šitie du žmonės nebuvo santykyje. Bet jie kažkur prasilenkia. Saugu mylėti jam. Kas čia? Saugu mylėti. 3 kalavijai. Ir skeptrų karalius tas pats. Jo, šitas žmogus buvo išduotas. Šitas žmogus atkentėjo savo. Skeptrų riteris ir 7 kalavijai. Gali būti, kad jis... Kas buvo skeptrų riteris? Ta pati skeptrų karalienė, kurią mes matėm. Oh my god. Atsiprašau, mano pilvas labai nori kalbėti. Ką tik pabrėžė, kad taip. Skeptrų karalienė, atsiskyrėlis. Tai gali būti mergelė, tai gali būti ugnies ženklas. Ką mes dar turim? 5 taurės ir 6 taurės. Wow. Šitas žmogus buvo išduotas. Šitas vyras buvo išduotas. Ir labai skaudžiai. Labai skaudžiai. Jisai galbūt dar ilgą laiką bandė ieškoti tame... Jis bandė ieškoti atsakymų, bandė ieškoti prasmės. Bandė ieškoti tame kažkokių pateisinimų, gal net argumentų, bet visa tai tiesiog, tai buvo labai liūdna. Gali būti, kad jis pats paslydo ir nuėjo pas, turiu omeny, galbūt ir pats išdavė savo partnerę su kažkuo, bet buvo labai gražiai apsuktas aplink pirštą. Ir tame liūdesys, kad aš tikėjau kažkuo aukštesniu, bet mane susuko į precelį. Mane susuko. Susuko, apsuko ir taip toliau. Ir žiauriai.
žiauriai. Skeptrų karalienė jos intencijos, nes tie 5 kalaviai, tas durklas prie kaklo, jis visiškai to nematė. Ir čia labai seksualizuota korta 5 kalavijai ir skeptrų karalienė šiaip yra veikianti per išvaizdą, per seksualią energiją, per suviliojimą, pritraukimą. Ir gali būti, kad jį labai pritraukia per tai 5 monetos. Jo, šitą žmogų apgavo. Tas pats skeptrų karalius. Ir jis mato, kad jis turėjo laikyti ribas. Buvo iliuzija mesta. Žiauriai gaila. Jeigu jūs esate čia, tai užjaučiu. Tokie dalykai palieka savo randus, bet yra įmanoma nuo to, kaip sakant, išgyti. Galbūt randai liks ar ne. Kas yra svarbiausia, tai kad duotumėt savo leidimą atsipalaiduoti, todėl kad tokie dalykai, ką daro, mus įvaro į nuolatinę parengties būseną. Toks vyras greičiausiai bus iš to, ką jis išgyveno, aš matau depresiją, aš matau pasiryžimą gyventi vienatvėj. Ir tai yra pasiturintis vyras, ar tai būtų pinigais, ar tai būtų tiesiog, galbūt tai ūkininkas, ta prasme, ir jo obelų sodas veši ir jisai, ta prasme, tai gali būti bet kokia prasme pasiturintis. Tokia būsena, kad man saugu yra čia mano dėžutėj ir jeigu išeinu į gatvę arba į žmonių sambūrius, aš užsimetu kapišoną ir nieks manęs nematykit, nejudinkit, nelyskit, nes gausit į snukį. Kažkas panašaus ir tai yra labai liūdna matyti, kad žmogus tai turi išgyventi. Bet tai yra tam tikra pamoka. Atpažinti savo impulsus. Visgi ji priėjo kažkaip, ar ne? Ji kažkaip jūs pritraukė, atrado tam tikras silpnas vietas ir turit suprasti teisingai, kad gijimas ir pamoka nėra tame, ant kiek stipriai jūs sugebėsite išbraukti naivumą iš savo veikimo sąrašo, arba ant kiek aukštai užstatysit sienas, ant kiek stipriai tapsit šalti, kieti ir neprieinami, ne tame pamoka. Jeigu jūs tokie esat po tokių patirčių, tai reiškia, kad jūs absoliučiai veikiat per trauminį atsaką. Jūs esat įstrigę trauminiai reakcijai, kuri yra ištempta ilgame laike. Ar ne, kažkas bombarduoja mano namus, mano atsakas yra bėgti. Aš bėgu, ar ne, kažkas atsisėda, sustingsta, nežino ką daryti. Kažkas griebia ginklą, šaudo atgal. Yra trys atsako rūšis. Pabėgti, pulti ir sustingti. Ir jūs galbūt esate tame įstrigę. Dėl to yra patarimas atleisti ir mokytis. Atleisti tai nereiškia, kad jūs toleruojat tai, kas įvyko. Atleisti tai nereiškia, kad jūs priimat ir sutinkat su tuo, kas jums buvo padaryta, su tuo, kas įvyko. Atleisti tai reiškia duoti savo leidimą gyventi toliau. Ir priimti tą žinojimą, kad jūs nusipelnot meilės ir jūs esat mylimi ir strėlė yra nukreipta čia.
kaip pagrindinę moterišką figūrą. Gali būti, kad jūs nematėt šitos moteriškos energijos arba atstūmėt šitą moterišką energiją dėl to, kad jums atrodė, kad tai bus tas pats. Ir jums taip atrodys visada, jūs kipsit ant tokių pačių, tol kol būsit trauminiai reakcijoje. Lengva yra man čia sėdėti ir, kaip sakant, aiškinti, ar ne? Daug sudėtingiau yra praktikoje, bet nuolatinė kasdienė praktika, nuolatinė kasdienė refleksija ir savistaba jums padės atrasti tam tikrus būdus, vėl matyti pasaulį spalvotą, atleisti ir mokytis. Atleisti ir mokytis. Tie patys 5 kalavijai. Jūs galbūt neatleidžiat savo arba neatleidžiat moterišką energiją, dėl to baudžiat kitas moteriškas energijas. Tos, kurios ateina jūsų link, jumis domisi. Ir jūs, okei, nu tai dabar tu man parodyk. Matot veidą šito žmogaus? Dabar tu man parodyk. Ant kiek aš tau patinku. Nu, parodyk. Išsiduok, kad atėjai čia dėl pinigų. Išsiduok, kad atėjai čia dėl sekso. Arba pasirodyk, kaip tu čia. Ar ne? Ir matot, šitie žmonės pasitraukia. Niekas su juo nekovoja. Nes nėra prasmės kovoti. Todėl, kad šitas žmogus nemyli savęs. Jis yra įsitikinęs, kad visi, kas ateina jo link, ateina su tam tikrų paslėptų motyvų. Iš šito giluminio sluoksnio mes einam dar giliau. Iš ko ateina va šitas įsitikinimas, kad kiti ateina pas jį tik dėl pinigų, sekso, kad jisai pasirūpintų ten, nes kiti gal tinginiai, kitos moteris ar ne yra tinginės, jomis tik rūpintis ir ten, nu žodžiu, čia spektras labai įvairus, bet giluminė priežastis yra, mane išdavė, aš nesu mylimas, aš nenusipelniau būti mylimas. Ir mano visos mintys yra tik ant to, kad kitos moterys ateina pas mane tik manim pasinaudoti, nes aš negaliu būti mylimas. Nėra dėl ko manęs mylėti. Aš nesu gražus, išvaizdus, aš nesu protingas pakankamai, aš nesu gal pasiturintis pakankamai, aš nesu išsimokslinęs pakankamai, aš nesu nežinau, aš turiu antsvario, aš esu be plaukų, aš esu žemas, aš esu per aukštas, aš esu per kūdas, aš esu, ta prasme, tai gali būti bilekas. Ir visi tie aš esu atsirado dėl to, kad jūs įsileidot Trojos arklį į savo kiemą. Bet tai, kad tai įvyko, tai nereiškia, kad jūs nesat mylimas. Jūs nusipelnot meilės, jūs esat mylimi. Kas tai? 8 skeptrai, 7 skeptrai, 4 kalavijai. Gali būti, kad jūs absoliučiai net blokuojat komunikaciją. Tai yra žinutės ateinančios jūsų link ir jūs tas visas žinutės atmušat. Laikas yra tai išgyti. Jūs esat per stipriai užsistatę sienas. Normali moteris. Kiek jau mes galim būti normalios. Jeigu mes tokios būdam kada nors. Bet aš kalbu, ta prasme, nuoširdi moteris, kuri neturės intereso jūs apgauti, kuri neturės intereso lygiai taip pat lysti į telenovelę, ar ne, kuri norės tiesiog paprasto ramaus gyvenimo ir galbūt atrasti gyvenime partnerį, su kuriuo ji galėtų jausti saugi, ji galėtų kažką kurti, ji galėtų būti
harmonijoje, draugystėje, ar ne, ir taip toliau. Kartais pasikapoti, bet, bet su tam tikrų suopračių, ar ne. Ji su jumis komunikuos, jūs atmušit ir ji negrįž. Todėl, kad jūs jau pasakėt. Jūs jau davėt atsakymą, nėra prasmės ardytis, ta prasme. Kodėl? Kam? Aš jo net nepažįstu, aš nežinau, kas tai per žmogus, kodėl aš turėčiau laužti vartus, jeigu, manęs neįsileidžia taip, ar ne? Ir kalba gal eina net ne apie įsileidimą, o apie tiesiog pažinimą vienas kito. Kaip mes galim žinoti, ar įsileisti ar ne, jeigu mes net nepažįstam vienas kito. Jūs turite tai išgyti. Meditacija kai kuriems iš jūsų yra reikalinga. Pradėkit stebėti save ir savo artimuosius aplinkinius, kur jūs einat veiklos, hobiai kažkokie ar ne, kaip jūs bendraujat. Ir truputį leiskit savo po truputį atsiverti, po truputį atsidaryti, po truputį priimti kažką, ar ne? Pastebėkit, todėl kad jeigu jūs patinkat moterį ir moteris su jumis komunikuoja ir jūs grubiai atstumėt arba šaltai atsakot, ji pasitraukia ir ji pasitraukia ne dėl to, kad jinai neįlenda jums į kelnes, ji pasitraukia dėl to, kad man patinka tas žmogus, bet jisai manęs neprisileidžia, tai tikriausiai yra priežastis. Galbūt jis turi kitą, galbūt jis yra vedęs, bet nesako, galbūt jis turi problemų, galbūt galbūt aš nedominu to žmogaus, jam nepatikau ir jis nemato intereso. Logiška, ar ne? Okay. Aš galvoju, kad reikėtų eiti į išplėstinį skaitymą ir patyrinėti moterišką energiją ir tai, kas liečia šitą porą. Atsiskirimas ir leiskit savo draugams padėti. Nes tai, kas yra čia, yra labai, labai gražu. Labai gražu. Ir man atrodo, kad tai yra du žmonės, kurie tvarkosi su savo gyvenimais. Ir oficiali persona yra visata. Tai yra tam tikra jėga, kuri traukia šitų žmonės, nes jie tarsi yra ant toj pačioj vibracijoje. Ir man atrodo, kad tai yra du žmonės, kurie suėję į tam tikrą sąjungą, kurie padarė namų darbus ir suėję į tam tikrą sąjungą, gali labai daug sukurti, nes mes turim 10 taurių, 10 monetų, kas kalba apie laimingą šeimą. Apie be galo gražią sąjungą, kuri turi tiek emocinį suformuotą palikimą, tiek materialų palikimą. 9 taurės, 9 monetos. Abu du žmonės yra emociškai nepriklausomi. Lygiai taip pat galbūt kiekvienas turi savo finansų šaltinį, ar ne, kur mes turim šeimos sąskaitą ir mes turim savo kažkokius tai atskirus pajamų šaltinius, ar ne. Ir mes nebijom vienas kitam rodyti skaičius, mes nebijom vienas kitą įtraukti į strategavimą, planavimą, ar ne, mes tariamės, mes kolaboruojamės kartu ir taip toliau. Ir tai yra du žmonės, kurie turi potencialą išaugti į atsakingus, brandžius žmonės. Imperatorius ir imperatorienė. Ok, tai keliaujam į išplėstinį skaitymą, mes pasityrinėsim moterišką pusę, kas yra retrytas, laikas atsijungti nuo pasaulio ir išlaisvinti save, nuo ko reikia išlaisvinti save, ir apie ką kalba atsiskyrimas ir paprašyti pagalbos iš draugų. Ok, ir pasižiūrėsim, kokie patarimai yra šitiems dviem žmonėms.
Wow, beveik valanda laiko. Ok, tikiuosi tai buvo kažkam naudinga. Ramybės, balanso ir iki.